Dirbtinis intelektas nėra dar vienas kažkoks triukas. Tai yra didžiausias šuolis verslo pasaulyje nuo interneto atsiradimo. Ir įmonės, kurios supras tai šiandien, turės milžinišką pranašumą rytoj. Ši technologija yra jau čia. Jinai keičia viską ir jinai keičia viską labai greitai. Pavyzdžiui, jeigu tavo konkurentas pradeda naudoti AI agentus, jam nebereikės tos pačios 5 žmonių komandos, kuri prieš tai atlikinėjo monotoniškus darbus. Darbai galėtų būti tokie kaip pašto laiškų išsiuntimas, bendravimas su klientais, naujų klientų ieškojimas, sąskaitų išrašymas ir dar daug daugiau. Jei tavo įmonė to nedaro, tu jau atsilieki, net jei ir kol kas to nejauti. Bet neimk mano žodžio kaip fakto, aš galbūt nusišneku ir aš nežinau, apie ką aš kalbu. Geriau pažiūrėk, ką sako vienas garsiausių visų laikų investuotojų. There's only 2 types of companies in this world, Morgan. Those who are great at AI and everybody else. If you don't know AI, you are going to fail. Tai dabar klausimas tau. Ar tu nori būti tarp tų, kurie kuria, diegia ir laimi, ar nori būti tarp visų kitų? Jei renkėsi pirmą variantą, tai leisime tau šiek tiek daugiau papasakoti apie tai, kas iš tikrųjų yra tie AI agentai ir kaip jie iš tikrųjų veikia. Tai galbūt ko reikėtų pradėti, tai nuo to, ką žmonės iš tikrųjų galvoja, kad yra AI agentai. Ne? Tai dažniausiai, kai pasakau frazę AI agentas, tai žmonės pagalvoja apie 2 dalykus. Tie žmonės, kurie yra mažiau susidūrę su šia fraze, dažniausiai pagalvoja apie ChatGPT, arba apie DeepSeek, arba visus kitus kalbos modelius. Tai iš dalies tai yra dalis AI agento, bet tai nėra pats agentas. Nes tu jam negali duoti kažkokių konkrečių uždavinių. Jis, pavyzdžiui, negali nueiti ir išsiųsti kažkokią laišką. Jis tau gali sugeneruoti laišką, bet jis negali išsiųsti laišką. Perinant prie kitų žmonių, kitos dalies žmonių, tai dažniausiai, kai pasakai frazę AI agentai, tie žmonės, kurie yra daugiau kažką girdėję, tai pradeda galvoti apie asistentus, tuos automatinius atsakiklius, kurie dažniausiai būna svetainėse, Messenger'e, Instagram'e, net WhatsApp'e kartais būna, matau. Tai iš dalies tai yra AI agentas, bet jis yra labai primityvos formos. Tai jis tiesiog turi kažkokią žinių bazę, iš kurios apie tą verslą, iš kurios pasiema atsakymus ir jis yra automatiškai suprogramuotas. Jeigu paklausia to, tai atsakai tą, jeigu paklausia to, tai atsakai tą, bet nėra kažko labai ypatingo, jis neturi kažkokių labai ypatingų instrukcijų, tai galima vadinti AI agentų, bet iš dalies tai ne visai tinkamas apibrėžimas AI agento. Na kągi, tai kas iš tikrųjų yra tie AI agentai? Tai kaip ir minėjau, tai virtualūs darbuotojai, kurie, kaip ir sakiau, neserga, neatostogauja, dirba 24 valandas per parą, bet galbūt kas yra svarbiausia apie juos, tai kad jie turi tikslą ir jie patys sugeba susiplanuoti, kaip tą tikslą pasiekti. Aišku, tą tikslą tu jiem paskiri, bet tu neturėjom sakyti, kad pirmą daryk tą, paskui daryk tą, paskui daryk tą. Jeigu tas atsitinka, tai daryk tą. Viskas jau yra vienoje vietoje, jau yra užprogramuoti. Pavyzdžiui, jeigu tu turi kažkokie paštai, kurie ateina visokiausi laiškai, tai būtų sąskaitos, klientų užklausos, pikti klientai ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, jeigu galima padaryti tokį AI agentą, kuris pamato tą laišką, perskaito ir jeigu, tarkim, tai yra kažkokia sąskaita, tai automatiškai persiunčia buhalteriai, arba buhalteriai. Jeigu pamato, kad kažkoks klientas yra piktas, tai jam mandagiai atrašo, labai atsiprašome, kad tas atsitiko, taip toliau. Ir bendrauja su to kliento, tai pasiūlo galbūt pokalbį, pasiūlo kažkaip išspręsti problemą, tai tiesiog jam atsako ir palaiko ryšį. Toliau, ta prasme tikrai čia galima visko prigalvoti, bet esmė tame, kad jisai gali atlikti realias užduotis ir jis gali dirbti 24 valandas per parą. Tai vėlgi, tai nebėra paprastas ChatGPT pokalbis, tai iš tikrųjų yra veikianti sistema, kuri pakeičia bent jau tas monotoniškas užduotis, kad darbuotojas nebeturėtų daryti tų pačių darbų vėl, viskas yra automatizuota, nes kaip ir minėjau, dirbant dieną naktį be jokių pertraukų. Na kągi, ir dabar norėčiau pereiti prie to, iš ko iš tikrųjų yra sudaryti tie AI agentai. Tai iš tikrųjų yra 5 ingredientai, iš kurių jie visi yra sudaryti. Tai pradėsime nuo pačio pirmo, tai yra smegenys, arba tie kalbos modeliai. Tai pavyzdžiui, kaip ir minėjau pradžioj, daugelis žmonių maišo, galvoja, kad vien tas ChatGPT jau yra AI agentas. Iš tikrųjų tai yra tiesiog to AI agento smegenys. Tai jis realiai supranta, ką tu sakai, išnarpioja užduotį, suformuluoja tam tikrus atsakymus. Bet jeigu jis būtų tiesiog vienas, jam nepavyktų padaryti tam tikrų uždavinių, nes mums reikia dar 4 dalykų. Tai kitas dalykas tai yra atmintis. Kas yra labai svarbu, tai kad mūsų tas AI darbuotojas jis atsimintų, ką jisai darė, galbūt praeitas žinutes, kokias užduotis jau atliko, ta prasme, ir ką jam dar reikia padaryti. Tai juokinga, bet iš tikrųjų be šito dalyko jis būtų kaip žuvis, taip kas 30 sekundžių pamirštų, apie ką kalbėjo, ta prasme nebūtų visiškai jokios naudos iš jo, nes padarytų vieną užduotį, po 30 sekundžių vėl bandytų daryti tą patį užduotį, nes neatsimintų, kad ją jau padarė. Taip, toliau galbūt svarbiausias elementas AI agento tai yra tos pačios instrukcijos, tai ką jisai turi daryti, kaip jis turi kalbėti, tai angliškai vadinamas prompting. Ir ta prasme tiesiog žmonių kalba tu jam pasakai, ką jis turi daryti. Tai kaip ir minėjau praeitame pavyzdėje, jeigu klientas piktas, išlik ramus, neatsakyk jam ta prasme
nemandagiai, pasiūlyk sprendimą, siūsk man informaciją, persisk man į e-mailą, tiesiog ką jūs turi daryti tas AI agentas. Na kągi, tada kitas elementas irgi visai, sakyčiau, svarbus, tai yra žinios. Ne, tai tie kalbos modeliai ChatGPT, DeepSeek, jie žino daug, bet tikrai ne viską. Ar ne? Tai jeigu tam tavo agentui reikia žinoti tam tikrus niuansus pagal tavo įmonę, įmonės kainas, pasiūlymus, procesus, žodžiu, ta prasme viską apie tavo įmonę, tai ChatGPT neturėtų šitos informacijos. Tu jam to duodi atskirus dokumentus, kur viskas surašyta. Ir jie turi informaciją, pagal kurią gali remtis, kad bendraudami su klientais ar atlikdami kitas įvairias užduotis. Dar vienas labai svarbus elementas agentų tai yra įrankiai. Tai kad tas agentas ne tik kalbėtų, nes su visais tais praeitais dalykais agentas gali tik tai kalbėti arba kažkokį atsakymą. Bet kad jisai darytų, jis turi turėti įrankius. Pavyzdžiui, įrankis išsiųsti e-mailą. Jis tada gali išsiųsti kažkam e-mailą. Jis turi prieigą prie, ta prasme, prie Gmailo, prie LinkedIno, prie socialinių tinklų. Tie įrankiai yra ta prieiga agentui prie šitų platformų arba socialinių tinklų ir taip toliau. Na kągi, tikiuosi šiek tiek sudominau tą AI agentų temą, galbūt šiek tiek daugiau kažką sužinojote, kažką naujo galbūt. Na ir kadangi pažiūrėjote šitą video iki galo, tai noriu pasiūlyti labai unikalų pasiūlymą. Pirmiem 10 užpildžiusių formą mūsų puslapyje www.solvunta.com mes teiksime visiškai nemokamą dirbtinio intelekto konsultaciją. Jokių įsipareigojimų, ta prasme tikrai nieko nereikia pirkti, tiesiog nuoširdžiai mes duosime jums įžvalgą iš savo komandos, kaip galbūt būtų galima automatizuoti kažkokius procesus ir kažkaip padėti. Ne? Ir aišku, jeigu tai sudomis, tai galėsime pabandyti ir bendradarbiauti, sukurti kokį agentą būtent jūsų kompanijai pagal jūsų reikalavimus.